1-1. Nu ką, esu Kazachstano sostinėje Astanoj, arba kitaip dar Nur Sultan mieste. Nur Sultan yra Astana iš esmės, tas pats dalykas. Labai ankstyvas rytas, nors iš oro taip netrodo, yra labai šviesu, anksti labai švinta, čia 4 ryto, dabar yra beveik 6. Aš jau apie 4 valandas čia trinos oro uoste, nes skridau pirmą nakties. Netrodo iš mano intonacijos, bet aš esu be galo laimingas pradėdama šitą naują kelionę po Vidurio Aziją, šilko keliais galima sakyti. Dar aš biškį dužęs, tai kol atsigausiu. Biškį praeis laiko. Metro linija vadinasi kaip Astana LRT. Jo, tai yra vienintelė metro linija per visą miestą, nepakankamai nauja yra. Ir matosi ir stotelės, kad tikrai pakankamai yra nauja, neseniai pastatyta. Ir iš čia man reikia maždaug kažkur link čia atvažiuoti, kad nusipirksim kortelę 9 ryto. Kaip čia viskas iščiustyta. Ir aš vienintelis žmogus. Kai dabar laiptus kiti. Bet atrodo, kad ką tik prieš 2 dienas atidarė. Nu gerai. Kaip čia paprastai. Labai paprastai. Pirma traukinuko kvapas. Opa. Čia vienas gal ir važiuosiu. Kiekvienai stoteliai. Vat po tokį ar vyruką, ar moteriškę, abu gražūs stovi. Na ir pirmieji įspūdžiai. Pagaliau saulė šiandien neši vėsoka, iš tikrųjų. Gal 18 laipsnių. Kadangi tokiu metro važiuoja, tai labai gerai matėsi, kaip atrodo miestas iš viršaus. O, iš karto į parką. Ai, šitą mačiau, čia tas skaitosi prezidentinis parkas, man taip atrodo. Iš karto prie žmonės sportuoja. Oi, putrenkia dviračių. Šiaip jau matėsi, kad nemažai tokių įdomių statinių yra. O. Štai tokie vaizdai gatvės. Šiaip galbūt galima ir vesti paralelę tarp pačio miesto ir pačios šalies. Nes atstumai didžiuliai. Kitas dalykas, daug labai tuščios erdvės, tai visoj šalyje dykumos. Lygiai taip pat ir mieste, kai eini, tikrai labai daug erdvės ir dėl to nesijaučia ta žmonių populiacija. Jinai net nėra tokia didelė palyginus kaip tokiai didžiuliai šaliai. Na, prabanga čia suprantama matyti aukštais stikliniais pastatais. Tai ir pavadinimas yra atitinkamas. Abu Dabi Plaza. Prekybos centras, verslo centras. Na, šiaip aš kaip suprantu, Astanoje tokio kaip centro kaip po tokio nėra, bet yra užtat, kaip ir prieš tai minėjau, daug tokių futuristinių labai įdomių pastatų. Ir vienas iš jų yra šitas Baiterekas vadinasi. Čia apžvalgos aikštelė, galima su liftu viršų užkilt. Ir jo aplinkui vėlgi parkas.
Доброе утро. Можете подсказать, где я могу позавтракать что-то? Я просто тут нигде ресторанов не вижу. С этой стороны есть. Да. Вот подъезд. Все есть. Под этой стороной все рестораны, да? Любой. Ага, Снежный есть. Все. хорошо. 24/7 Окадзаки халал. Nu, svarbiausia halal. Kas per vieta, nesuprantu. Parašyta halal, tipo, tikrai maistas turėtų būti. O ten tiesiog gėlės ir pyragus pardavinėja. Žodžiu, neradau aš niekur ką pavalgyti. Tai dabar tiesiog atėjau į parką. Pagulėsiu kokių 9 čia, kol prasidarys čia parduotuvės ir tas SIM kortelių ta vieta, nes tai net neverta čia vaikščioti ratais. Ir geriau palaukti biškį. Žodžiu, pagaliau atradau parduotuvę. Aš dabar supratau, kaip čia viskas veikia. Žodžiu, tiesiog daugiabučių pirmuose aukštuose yra parduotuvės, restoranai, ten kirpyklos panašiai. Šviečia pirmoji kelionės mečetė. Už medžių pasislėpusi. Bet nuo manęs taip smirda jau. O dar tik pradžia čia. Čia realiai dar 20 laipsnių žemesnė temperatūra, negu tikriausiai bus vidutiniškai. Ir aš jau absoliučiai smirdu kaip kupranugaris. Labai graži. Aš man mačiau vieną jo tą, kur važiavau su tuo metro ir švietė tokį mėlyną. Visiškai identiškai, bet mėlyną. Tokių 4 gal šitą miestą yra Stanoj. Ar biškiai iš čia, bet iš šito kampo geriau matysis tie visi dangoraižiai fone ir mečetė. Vėlgi įdomus junginys labai. Čia labai, kas dar žavu yra, aišku, miestas toksai pakankamai niūrokas, reikia pripažinti. Tikrai tokia sostinė, pakankamai dirbtinė, bet čia labai daug yra tokių gražių žalių vietų, kur gali pasivaikščioti, atsisės, pailsėti biškį, pabūti su savim, nes tikrai ypatingai vasarą aš įsivaizduoju čia, nuo to karščio žmonės neturi kur slėptis namuose, nenori sėdėti. Tai vat, išeiti, pasivaikščioti į parką tikrai yra fainai. O dabar einu pavalgyti, jau dabar tikrai einu valgyti, jau dabar jau jokių posakių. Ai, beje, SIM kortelę nusipirkau, tai realiai 20, tai realiai 100 gigabaitų už 9 eurus. O man siūlė už tokią pačią kainą, netgi brangesnę, oro uostą už 20 gigabaitų. Tai atėjau pavalgyti. Kaip man patinka tokios šalis. Už viską 3,50. Košė, čia kažkoksai vietinis, tradicinis kaip koldūnas, susuktas, net nežinau kaip. O čia sumuštinis su baklažanu, pomidoru ir juoda duona. Dar arbata, tai žodžiu, labai fainai, vieta tokia, visiškai valgykla yra. Daug vietinių. Šitą košę tai neįtikėtino skonio. Kaip geriausio dieną darželį va tokias košę duotų, tai būčiau patenkintas labai. Sumuštinis irgi neblogas, paprastas, bet skanus. O štai dabar dar neragavau to koldūno apvalų. Viduj mėsa, morkos matau yra. Dabar sėda su pipiras raudonais. Mama, šiaip žiauriai skanus. Šiaip, kaip koldūnai, tiesiog, kad dar morkų viduj, bet šiaip labai skanus, tikrai eina savo. Aš galvoju, kaip tik čia sostinė gal biškai brangiau bus, ten sunku bus įsirinkti, bet ateini į valgyklą ir visą laiką, niekada neprašausiu valgyklą, niekada. Pasakam, dabar tik noriu nuspraužti žiauriai grįžti namo. O viskas. Pamėgau gal porą valandų, tada miestą šautų. Dar yra porą taškų. Gerai baigiu ir varau hostelį. Žodžiu, kaip ir buvo tikėtasi, pravažiavom tą tiltą su autobusu. tą tiltą po to parodysiu, aš toks labai mandras. Ir jį pravažiavus realiai prasideda biškio, nebe tokie jau mandri rajonai.
Aišku, vis tiek tvarkinga, bet jau nebėra, kad ten taip labai viskas išpuošta, turtingai ir panašiai. Bet aš niekaip nesuprantu, kur mano hostelis. Aš jau gal pusę valandos čia vaikštų ratais. Aš nerandu, nes čia visur pakėvote šauti yra vartai. Ir nėra kažkokių numerančių. Čia kažkokį butą reikia paskambinti, bet tai kuris šias butas? Žodžiu, viskas aišku, dėl ko 7 eurus kainavo tiek pigiai. Nes patekti negali į vidų. Va dėl ko. Ne, nu rimtai. Aš visus įmanomus praėjimus apėjau ir visur buvo vartai kažkokie. Pamoikė. Va čia nusiprausiu, aš blogiausiu atveju. Po mašiną palysiu ir viskas. Gal čia dar bus po kairė praėjimas vienas be vartų. Nu tikrai keista, jeigu visur vartai būtų, nesąmonė, visiškai. Jo, jaučiu čia ir bus. Bet čia tik ratuką reikės apsukti tokį, bet jaučiu rasiu aš. Lemba, aš jau apsidžiaugęs buvau. O čia davė ne vartai. Bet kaip man pateikti tą hostelį, aš nesprantu. Pasima. Reikės pasiklausti, kas čia per bajeris, gal kažkokį... Ar tai raktą, gal raktą šiaip duos? Žodžiu, pažiūrėsim. Barakas pagaliau. Тяжело найти вход в ворота из... Хорошо? Вот toks kambariukas, tokia lova, kad tik ryt pradėjo dabar už lango. Bendra erdvė. Šio lauko ką tik nulijo čia su griaustiniais. Tai ta mergaitė, kur dirba, tai už mane labiau nesigaudo. Sakau, pas jūs čia sunku patekti, kaip čia patekti? Kaip tu gali, nežinau. Žodžiu, man dabar tikėtis, kad vakare kažkas eis, grįšiu namo, po pat metu, kai aš grįšiu namo, kad man vartus vėl pradarytų kažkas. Jo, tai va tokie dalykai, kas dar... Šiaip neblogas visai hostelis, dušas normaliai, šilto vandens yra, tai pamiršau dušo gelį nusipirkti, ten kažkokį ten davė, ten kažkokį spiritinį muilą, ten kažkokią tai stonus įsiplovau galvą. Tai, žodžiu, reikės nusipirkti dušo gelį po to. 3 valandas miegojau ir taip gerai atsijungiau, taip smagu buvo lovoje įsimiegoti. Patogi lova šiaip labai ir visą tą laiką, kol miegojau, lyja. Aš su žaibai stipriai, taip labai stipriai nulijoti, bet dabar atvėsino taip biškį orą. Gal ir neblogai. Tai va taip maždaug atrodo rajoniukas mano. 20 minučių ir iš esmės jau būsiu centriniai daly. Na ir tas mano išpasakotas tiltas. Realiai skiriantis senąją miesto dalį nuo naujos. Wow. Eina savo vidury stepių. Bet jo, šiaip Astana yra viena jauniausių apskritai pasaulio sostinių. Iš Almatos buvo perkelta 1997 metais. Čia būtent į Astaną, tas didžiausių miestų Almatos, buvo pakeista į Nur Sultan Astaną. Ir
čia matyt, nu, ekonomiškai protinga vidury šalies pasidaryti sostinę, kad nebūtų viena tik tais miesto dalis, viena tik tai šalies dalis atsakinga už viską. Nusavičiai kaip muziejus koks, o ne tiltas. Geras. Ir ši pastana yra viena šalčiausių pasaulio sostinė. Pirma yra Ulan Batoras, -40 gali nukristi žiemą. O čia būna nukrenta minus iki 35 laipsnių šalčio žiemą. Eina savo. Ja. O taip reikia ilsėtis. Eik savo. Šitas vienas nekritas buvo tiesiog su veidu. Oi. Привет! Как клёв? Большая рыба? Профессионалы вы. А тут купаться нельзя, да? А вы тут каждый день? Потом продавайте рыбу или для себя? Для себя. Класс. Маленькая тогда выпускать. А, ну да. Ую. Много pagaus. Tai varo, bachūrai. Bet čia pas jos įrangos tai labai nemažai, blemba, čia kaip... Oi, tu savo. Kaip parėjo. Hebra, iškiai jau atsitraukti reikia, ne? Oi, tu šiek. Oi, tu. Ai. 3 килограмма тут. Опа. Ой, кто сам. Ой. Šviesys vyksta. Koncertas. Tai nesuprantu, iš kur muzika groja, ir iš to laivo, ir iš čia kažkur padėta kolonkė. What? Рахмет! Мы снова вернулись. Казахстан. Это не просто страна. Казахстан — это большая земля, красивая, на которой проживают дружно люди разных национальностей. А сегодняшний день... O tokie vaizdeliai čia. Įdomu, čia ir butai, nes jeigu taip, aš manau, kad čia kosmoso kainuoja, ar ofisai. Kur stovėjo policijos mašina, tai pareigūnas prie manęs priėjo, sako, kur einam? Sako, į parką. Ten tiesiai. Čia gal kažkoks svarbus pastatas. Aš ten žodžiu pasirodo, tiek net ten buvau nuklydęs, ten kažkokie deputatai sėdė, matyt, mane ten išvarė, tai karininkai. Tai žodžiu, tas taškas rytojaus, o už šitų auksinių pastatų lieka, tai už šiandien nebespėsiu nueiti. Va ir vakarinis pasivaikščiojimas aplink Baitereką. Iš pusės vienos apsiniaukė stipriai,
Nu jau. Bet aš labiau pergyvenu dėl šitos programėlės. Čia ant tiek gaidiška yra. Pirmas dalykas, tai jo, tu negalės, turi būtinai turėti programėlę. Tai atsiuntas programėlę, tu negali pasipildyti jie pinigais. Turi atsiųs dar kažkokias vieną iš 5 programėlių, kad ją papildyti, tada iš tos programėlės, kad papildytum čia, kad iš tos papildom čia. Tai žodžiu, net neišeina visiškai niekaip čia. Ir skaičiau po internete, kad rašo vos ne vietinę kortelę turi turėti, kad išeitų papildyti. Tai nežinau. Žodžiu, viskas. Diena baigta. Pėsčiom parėjau, nes prie takso numerio nepatvirtina. Autobusai irgi neišeina pridėti kortelę. Tai žodžiu, dar pardaviau. Sakau, greit pasiėmiau jogurto, vandens, 2 viename čia kažkokią šampūną. Kažkokią nesąmonę, žodžiu. Ir dar sausainių, mačiau, ten toj kepiklėliai buvo, to ne kepiklėliai, valgyklai tokie ulištė, būtent. Tai žodžiu, einu miegoti ir dar biškį ir toj Astanoje ir tada jau viskas. Iš karto pirmi dienos darbai, į turgą atvariau. Reikia nusipirkti man trūsikų biškį, kojinių kokį nors, dėl to nes po vakarą dienos supratau, kad aš čia ir dieną po vieną sunaudosiu. Nežinau, ar čia bus maisto, daug matau yra, visokių vaisių ir panašiai, bet ar yra rūbų klausimas. Arbūzų kol kas dar nepirksiu. Nors dydis tai neįtikėtinas. Да? И еще что немножко короче, да, носки были. Спасибо вам. Бе, полиция. Короче, вот такие есть. Смешанные, Аспор. И у нас Лимакс. У вас обувь размер какой? 45. 45. Вот вам надо... Ну, чтобы немножко покороче, чтобы не очень короткие. Вот такие очень хорошо, мне кажется. Ага. 43-45, это вас. Но можно выбрать из не Нет, все. просто на пачках. Просто пачка, да? Да, у нас не разделится. Я понял. Ну тогда только я... Пачка. Угу. Сколько я знаю вас? Ханша Желстисов, не знаете размер? Да, я вас спросила, вы мне сказали, провоцировать на что, на трусы что ли? Конечно. Все хорошо. Да. Да. Вы хотели этого? Аж смешно уж хотел уже заявление. И какие цены? Они там 1200 тенге за Буду приказывать. Одно, там да? пачка на 3 будет штук. 3 штук. Да. 3 штуки Нет. пачки. Да, пачка. Конечно, ну, да, там мне вас один такого штук. жопу на Цена 1200 тенге. То есть 3600 общая. Да. А это одна? Зачем вы меня? Ну там вам размер. Хорошо, я Я сейчас сама только. имею право на это открывать деген. Біз Так. әдей жазып қойдық, өйткені осындай бізде 3600. постоянно недопонимание көп бізде ше. Сол үшін шақырады. Хорошо, я тогда Мен сол үшін возьму, жазып қойдым. три, Носкиді де ашқызбаймыз, одну трусы пачку. де ашқызбаймыз. Біз Ну, шықпаймыз. мне- У вас размеры. Я Ну, көрмедім. я- Примерно я приблизительно Где-то М, покажу. мне кажется, да. Ну, приблизительно можно, да. Вот это Өзінің уақыт ретті да, текке. А добрый день, можно? Да. Вы только наличка, да? Нет, QR можно, почему? Ну, Куара нет, я наличка тогда. Так, 1200 на 4, да? у вас? 3 или 4. 4 тут, видите? Можно Раз, 3 только. 3, сделай 3, жарить пересосем, сұрап тұрған можно. Так. Ненің? Көрсет шыған. Бар ғой? Ага. Ана қыз білмей тұр, бар. Асыға. Сол жерде синий полотенце, лиц, банный андағы, үлкен. Вот мне. 3 штуки, смотри. Я сол. 100 тенге дадите? Да, Я вам 500. пожалуйста. Просто размерін көрсете ғой. Вот, Спасибо вам ваше, большое. спасибо. Хорошего дня. Ана, не істелді, мысалы, не істелді. Өзің уақытын кетіріп, так кетке. Мені бір ойлайды, бар, незаконно жұмыс істеп отыр деп міндет. Что по полю. Прекрасно. Что
kažkokios muštynės buvo, policija išsikvietė. Kiek aš čia sumokėjau, palauk. 3 štukos 600 padalinta 5, 4, 5, 6 eurai šiam centų už 3 Tommy Hilfigerius trusikus. Gera kaina, manau. Kai taškas. Dana obuv optum. Optum. Добрый день. А у вас только обувь, да? Носков нету? Носков следующий. Хорошо, спасибо. Šašlykų kvapas jaučiasi, tai galima paieškoti, kažką užkasti. Pusryčių. Iš neiškaus turgaus, kur yra belekiek išmetamų dujų iš mašinų, belekiek purvo. Smirda baisiai. Manau, pats tas yra pavalgyti. Добрый день. Можно покушать? Сейчас плов есть. Только плов. Я тебе куда это мог завтра утром. Хорошо. Спасибо. Только плов. Можно нордик плова. Плова ж paslieku Uzbekistanui. Čia plova, veža. Plovas čia. Geras, ten jaučiu vežį tą tašką, kur aš prieš... O, va čia mano taškas bus, va čia mano taškas. Добрый день. Настя, у вас можно купить, покушать? Да? А, заходите. Спасибо большое. О, плов. Окей. Добрый день. Один человек тут будто есть. Ага, отлично. А мне выбрать там написано, да? Да. Угу, хорошо. Фу, окей, einam įsirengt. Спасибо. Tai, ką mes čia turim? Bešbarmakas. Kaip tik čia norėjau. Ir galvoju, ar čia šaut, ar kažkur kitur. Bišfeks. Danošai. Aš net bijau įsivaizduoti, kad šitam Coca-Colos butelyje yra. Ne, tikrai neragausiu šito, užteks arklio galvos. Kitas dalykas, čia labai daug ir vietinių žmonių, ir policininkų, ir kareivių, ir šiaip darbuotojų iš to turgaus. Tikrai faina labai vietelė. Nu ką, musės nuvaikyti reikia, galima valgyti. Litras kompoto, vietinė duonelė, kažkaip pasakė pavadinimą, net nežinau, lip kažkas. Ir bišbarmakas, tradicinis patiekalas. Čia yra arklys. Nu ką. Viską reikia nusimt nuo savęs, kad čia netrukdytų niekas. Kompotas skanus, obuolių. Čia buljonas kažkoks net. Iš tikrųjų mūsų kiek daug čia skraido, bet nieko. Koks riebus. Koks riebus. Čia po apačio kaip tešla kažkokia. Nu,
Jokių nusistatymų. Valgom arklį. Čia koldūnų tušta. Jis suranka taip, kaip ventiliatoriai masukuot. Arklys. Bliamu. Jeigu yra jautina, kieta mėsa, tai arklys yra dar kietesnis. Nu, nėra, kad neskanu, bet nėra, kad ir wow. Maždaug to ir tikėjau iš tikrųjų. Aš ne tai, kad esu jau pasisotinęs, bet man aš atsijungsiu, atrodo. Tikrai nesuvalgyčiau visko, jeigu būčiau... Вроде man gėda žiauriai palikti nesuvalgyti, tada aš превато сусекишу виска. Вкусно было бешбармек, но порция очень большая. А у меня вопрос, вы откуда конину получаете? Ну, покупаете где-то или как? Или у вас там знакомые есть какие-нибудь? У меня просто интересно. Как? Тут? Я просто для себя снимаю. Мне просто интересно, ну, ваш... Как? Я плов готовлю. Плов. Ну, понятно. Спасибо. Короче, gaidys gavo šios to. Ir su klausimais debiliškai gaus, nes pranta, ką aš noriu. Klaus, iš kur arklius gaunat? Man įdomu. O kitas dalykas, aš sakiau, kad tipo skanu, bet porcija didžiulė. Iš tikrųjų, viena tiesa, vienas melas, tai yra porcija didžiulė, bet tragiškai neskanu buvo. Aš daugiau niekada gyvenime nevalgysiu nieko, kas yra iš arklio padaryta. Man jau bloga, aš jaučiu, kaip bus šiandien. Kame esmė yra, kad belekaip riebu yra. Belekaip riebu. Ir jau po kokio antro kąsnio ta mėsa nekramtoma pasidaro. Tai žodžiu, pabandžiau, įdomu buvo, bet daugiau niekada nebebandysiu. Nu ką, prasraugėm po Bešbermeko. Grįžau į centrą. Su tais autobusais vėl zuikį pravažiavęs, nes neišeina sumokėti, ką aš padarysiu. Žodžiu, reikia susileisti ir hidroną vieną, nes šitas Bešbermekas galimai man tikrai neįnauda. Ir šiaip, kadangi nemažai išprakaitavau, tai reikia biškį ir elektrolitų atgauti. Ramadan Mubarak vanduo. Bet čia šitą mečetę čia kaip iš viso. Kaip restoranas. Banketinė salė kažkokia. Čia apskritai kirpykla kažkokia. Aš man yra nesumatęs.
Здравствуйте. Здравствуйте. Это что? Можно? Одна. Skauda? Net nežinau, sakė pavadinimą, bet nespratau. Čia kaip airanas, bet dar aukštesnis ir viduje kažkokie kaip sausi pusryčiai lyg būtų. Išėjau jau. Man taip nedrąsu buvo viduje filmuoti, aš ten tik šiek tiek pafilmavau taip tarpais, dėl to nes vis tiek aš ten žiauriai nusiskiriu ten iš visų esančių žmonių, ten visi apsirengę tokiais maldai pasiruošę tokiais rūbais ilgais, su kepurėm visi. Žodžiu, ir aš. Bet šiaip patiko labai dėl to, nes tokios labai įdomi mečeta. Viduje gali ir pavalgyti, ir įsimaudyti, ir kojas įsiplaut, ir apsikirpt, ir pasimelst. Viską, ko tik noriu. Tai toks įdomi vieta, kad su visa šeima ateit. Šiaip, jeigu tu nori pritraukti žmonės ir kad ateitų, jie žiūrėtų ir norėtų atvykti į tavo miestą, tai tikriausiai, kad tokių visokių pastatų reikia. Neužteks vien tik tais mečečių ir panašiai. Reikia ir tokių sprendimų. Bet sakau, čia ta Astana tokia labai keista, neįprasta. Nieko visiškai neturėjau jokių lūkesčių. Tai startas toksai, koks yra, toks yra. Visai fainai, visai patiko. O panorama šiek tiek miesto už manęs. Tai žodžiu, jo, tikrai Astanoje neužsibūsiu. Jau šiandien vakare sėdu į traukinį. Jau šiandien vakare važiuosiu į kitą miestą. Tai su Astana tiek. Ir iki kito video.